Tai va, turim tokį labai nefainą dalyką. Žodžiu, čia Pepercross oro filtras, kaip ir viskas fainai. Jie čia, žodžiu, padarė iš tokios kempinės, keliais sluoksniais, stambesniais, smulkesniai, kad, reiškia, filtruotų normaliai viską. Ir supranti, dabar žiūriu, kad 40 man čia kažkas nelabai patinka. Tu prasme, radau ant ITB kelias kruopelės smėlio, tokias stambesnės. Stambesnės, tai žodžiu, kur man nelabai jau patinka. Ir realiai tai vat, galim čia paspraksint su pirščiuku. Iki šitą popieriuką ištraukiam ir randam vat tų kruopelių. Jeigu jau matosi per kamerą, tai reiškia pakankamai stambios. Žodžiu, blemba, firma tai kaip ir firma, kaip ir viskas normaliai turėtų būti. Ne kažkoks Kitajozas šūdo gabalas, bet Kitajozas šūdo gabalas. Gerai, nežinau ar Kitajozas, bet šūdo gabalas. Žodžiu, Pepercross filtrų nedėkit. Gali būti, kad jie netgi blogiau negu tie patys pigiausi, kai būna kūginiai. Užknisa. Bent jau kažką sužinojom.